Sveiki visi, taigi atkeliavo įdomus eksponatas, tai yra Vilma 214C. Aišku, čia žmonių būta išradingų, tai ir tarybiniais laikais norėjo prašmatniai atrodyti, tai vietoj Vilma užrašo pasidarė Sanija užrašiuką. Tai vat, tai išsirinko, vienu žodžiu paėgiau į elektrą, magelis įsijungė, viskas veikia, bet viena pusė nenorėjo sukti. Tai aišku, biškė čia praserdžiau viską ir pamačiau, kad ten viduj, dabar biškė baigiu surinkti, va, pamačiau, kad šitas dirželis buvo tvarkoj, bet tiesiog palaisvas, o ten yra kitas toks dirželis, tai va tas buvo dirželis nulėkęs, tai išsiardžiau, užsidėjau tą dirželį, aišku, užsidėjau to pačiu įpau, kadangi tiek ardymo naujusnius dirželius, tai, kaip sakant, bus netokie sukėtėję. Ir dabar ką, belieka visą šitą atgal sudėti, sumontuoti ir prasitestuoti va šitokį kasetinį magnetofoną. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Nu va, kaip ir viskas surinkau, kaip ir veikia viskas, bet turiu tokią problemėlę, kad kai paleidžiu groti, jisai per greit suka kasetę ir gaunasi kaip ant pagreitinto grotų. Žodžiu, pademonstruosiu. Gal žinot, kas gal susidūrė ir įsivaizduosit, kame gali būti problema. Tuoj, va, paspaudžiau play ir eina per greit. Man per greit suka kasetę. Su pirštu pristabdau, tai iškart biškį normalesnis garsas, bet garsas veikia. Čia balansai šitie visi irgi plonesni, aukštesni, viskas veikia, bet taip ir nesuprantu, kodėl per greit kasetę. Gal aš kokį kištuką aukštim kojam įdėjau, bet, nu, kaip ir žiūrėjau, lyg tai viską sujungiau taisyklingai, kaip buvo, nes kitaip nelabai ir sudėsi. Visi lizdai plius minus skirtingi, tie fiksatoriai, viskas, kaip ir turėtų viskas būti gerai sujungta. Kame čia gali būti problema?